Sveiki visi. Šios dienos mano projektas bus į Passatą B8 sumontuoti fokalo stiprintuvą. Tiesa, reikia paminėti, kad šitas stiprintuvas yra 2 ohmų, o automobilyje sumontuoti garsiakalbiai 4 ohmų. Mano atveju tai nebus bėda, todėl kad aš pas save jau esu pakeitęs gamyklinius garsiakalbius į fokalo, jie irgi yra 2 ohmų. Kad dar papildomai pasigerinti garsą, nusprendžiau įsidėti štai šį fokalo stiprintuvą. Kodėl būtent šį modelį? Todėl kad tai yra pats kompaktiškiausias variantas šio gamintojo. Tai jis užims nedaug vietos, jį galima bus kažkur tai paslėpti, nemontuoti ten, nežinau, bagažinėje ar dar kažkur tai, ar po sėdynę. Ten vis ištrauksiu. Tikiuosi, kad pavyks jį paslėpti kažkur tai po priekinę panelę. Va. Visai nedidukas. Laidukai prisijungti, čia dar kažkoks. Va, bet kad jums pavyktų sėkmingai jį prijungti, reikės papildomai elektrinių jungčių. Aš jau susirinkau laidukus reikalingus šitam reikalui. Štai čia yra fokalo laidai originalūs. Tai va, šita dalis jungiasi prie originalios automobilinės jungties. O šita jungiasi prie to modulio, kuris yra prijungtas automobilyje. Toks, kaip sakant, intarpas. Va, išeina. Iš viso to išeina va šitos jungtis. Jas sujungti irgi nesudėtinga. Čia sujungti, šituos tarpusavį sujungti laidus. O šituos prijungti prie stiprintuvo. Va. Ir teoriškai tiek reikalų. Tiesa, dar vienas momentas. Čia jeigu pastebėjot, tai laidų yra gerokai daugiau negu reikia, nes šitas jungiasi čia, šitas jungiasi čia, o va šitie yra skirti, aš parodysiu. Kairys subwooferis, dešinys subwooferis. Taigi turiu tokią mintį, kad kai susimontuosiu visą šitą reikalą, jeigu viskas ok, tada dar papildomai įsidėti 2 žemo dažnio dinamikus, garsiakalbius ar kolonėlės, kaip norit, taip vadinkit. Tam čia yra iš karto laidų pajungimai numatyti, dešinys, kairys. Šitie dažniausiai montuojami žemo dažnio garsiakalbiai po priekiniam sėdynėm. Tai va, jeigu kažkas nori turėti premium garsą, tai be papildomų modifikavimų, be papildomo programavimo, be kažkokių tai ten multimedijos pakeitimų galima prie paprastos Passato, sakykime, audio sistemos ir iš jos prisijungti va šitą visą ir pasidaryti premium garsą. Tiesa, reikia paminėti, kad šis gamintojas siūlo variantą ir su vienu subwooferiu. Tada būna tiesiog viena laidų pynė, antros nėra. Tai tu tada gali pasijungti vieną
žemo dažnio garsiakalbiai. Tiesa, jisai būna ženkliai didesnis ir jau po sėdynę tokio nepakiši, jį reikės dėti bagažinę. Kadangi aš nenorėjau, kad pas mane bagažinėje atsirastų kažkoks papildomas elementas, nes dažnai naudoju bagažinę kažkokiem didesniem daiktam įdėti, tai nusprendžiau išmėginti šį variantą. Pradžiai mums reikia, manau, kad reikia išsiimti daiktadėžę ir šitą modulį. Tiesa, tam reikės specialių raktų, kad išimti šitą reikalą. Ir prie šito modulio jungsim būtent tą intarpą laidų. Nuo jo ir bus visas tas pajungimas. Taip, kaip išimti daiktadėžę. Čia turėtų būti galimybė paspausti. Tiesa, su viena ranka daryti nelabai patogu. Pavyko išimti šitą. Reiktų pažiūrėti dabar, kaip čia. Taigi, pradžiai atsuksim čia ir čia du varžčiukus. Varščiukai. Krenta biškį man. Taip. Čia. Taip. Dabar mums reiktų atsukti čia, čia ir čia. Taip, kad išimti šitą modulį reikalingi rakčiukai. Opa.
kiek čia visko. Va taip. Taip, kas čia laiko? Kas čia dar laiko? Taip, čia pas mane dar yra toks dalykas kaip aušinama daiktadėžė. Tai čia matomai toks daiktas. Taip, kas čia dar kur laiko? Neduodu išimti. Aha. Štai čia laiko. Čia laiko. Ir čia laiko. Taip, čia fiškutė. Čia yra pas mus. Čia yra nuo magnetolas ir čia yra nuo magnetolas. Čia paprastas dirželis ir čia. Gerai, šitą mes tada padarysim taip. Kad nenukirpt, ko nereikia. Taip. Ir čia. Taip, kas čia dar laiko pas mus? Čia dar yra laidukas. Šviesim. Va. Čia dar laidukas yra kažkoks tai. Ir va čia yra laidukas dar kažkoks tai. Mes pamėginsim jas atjungti, o stiprintuvą gerą mėginsim ten įkišti kažkur tai. Štai ten. Tai šitą
nesugebėjau atjungti šitą, bet jisai ten gražiai pasisuka ir išsiema visas šitas mazgas. Tai va, dabar mums reiktų atjungti visą šitą va. Ko aš labai nenoriu daryti. Ko gero teks. Nesulaužyt. Opa. Atjungiam. Dabar reiktų atjungti va šitos visus, ko aš labai nenoriu daryti. Nu va, nori, nenori, man teko šitą išimti, nes kitaip bardačioko negalės nuimti, bus labai nepatogus priėjimas. Dabar papasakosiu, kaip nusiima. Šitas turi gudrybę. Reikia paspausti pradžiai čia, ir tada atsikelia. Taip. Čia dar yra va dantukas kabinasi, jeigu taip užsifiksuoja. Taip paprastai jisai nenusiima. Čia dar paspaudi, tada va lengvai nusiima. Na, šitie aišku. Paspaudi, šitą gražiai išsitraukia, šitas irgi čia išsitraukia gražiai. Na ir čia irgi yra toksai mažiukas dibukas. Ištraukė šiek tiek ir gražiai išsitraukė. Taip, kad man būtų patogiau išimti šitą visą reikalą. Reikia iš pat pradžių išiminėti. Nežinau, kiek čia tų laidų bus laisvų, tai pradžiai neišiminėjau. Prisukau trupučiuką vieną vietą, kad laikytųsi. Dabar vėl išardysim. Turėtų išsimti dabar visą daikadėžę. Tai šitie laidai. Va. Opa. Taigi, opa, turim priėjimą. Na, aš dabar pamodeliuosiu, kur čia būtų galima įdėti šitą, paslėpti šitą daiktą, o tada parodysiu. Taip, dar vienas pastebėjimas. Gamintojas numato,
kad jeigu, matot, jisai neturi jokių dabar fiksavimo taškų, nieko, tai standartinė pakuotė yra, čia yra pajungimo laidukai, universalūs tokie, aš juos nežiūrėsiu, nes turiu jau specialiai pagal automobilį nusipirkęs, bet čia yra dar gamintojo saugiklis, atsarginis ir štai tokios plokštelės. Jas galima, čia reikės šitos išsukti ir taip prisuksim ir tada čia pas mus atsiras papildomi kažkokie fiksavimo taškai, galim bus dirželį kažkokį tai užmest arba pažiūrėsim. Tai ką dabar aš padarysiu? Prisuksiu vieną ir antrą. Iš esmės ir nereikia tiek išsukinėti. Užtenka trupučiuką atsukti. Jo, vieną reikia išsukti visgi. Analogiškai kitą pusę. Va. Dabar turim fiksatorius, galima ir taip, kaip nori, žodžiu. Tai va, einam mėginti modeliuoti, žiūrėsim, kas čia gausis. Prieš pradedant ten kažkur tie montavimo darbus, kaišiant laidus, galvoju, kad reikia iš karto viską pasiruošti, kad paskui nereiktų ardyti. Tai ką dabar noriu padaryti, tai greičiausiai reikia iš karto sujungti šituos laidus. Kada taip, kaip čia gaunasi pas mus šitas čia, šitas čia, va, ir kadangi pas mus šitas va dabar bus neardomas sujungimas, tai reikia patrumpinti ir tada sujungt, užspaust. Taigi pradėsime. Taip, turim ketvirtuką. Tai aš planuoju daryti taip. Kadangi, jeigu taip sujungsiu ten, išsižergs, neišsižergs tas kontaktas, užsispaus gerai, negerai, sunku pasakyti. Kadangi laidas minkštas, jeigu būtų kietas laidas, viskas būtų paprasta. Kadangi minkštas laidas, bijau, kad nebus gero užspaudimo, tai aš padarysiu taip. Turiu tokių antgaliukų perėjimo.
būtų galima ir ilgesnį galą palikti. Taip. Turiu tokių va antgaliukų specialiai tam reikalui. Va, kaip tiek. Tiesa, turiu specialias replės. Galima ir su šitom būtų, bet, kai turi tokias, tada paprasčiau. Dabar reikia užsispausti čia galą. Ketvirtukas. Paprastai dedam į ketvirtuką. Vienas, du, trys. Viskas. Patikimas sujungimas. Toks patikimas, kad net nelenda. Lenda. Gerai. Tą patį darau su antru laidu. Taip. Ketvirtukas. Nu va. Keičiu matricas. Svarbiausia tik tai nesumaišyti raudono su raudonu, juodą su juodu. Nenori? Bet užsispaudė. Tai va, užsispaudė, viskas ok. Dabar galima eit mėgint žiūrėt, kaip ten gausis prie mašinos pajungimai. Apsižiūrėjau, kur čia kaip ką galima būtų patalpinti, tai parodysiu, ką sugalvojau. Čia va, matosi yra vienas, antras, čia dar yra trečias. Čia numatyti kažkokie universalūs tvirtinimo taškai, bet jie šiuo metu yra laisvi, tai aš juos galėsiu išnaudoti. Taigi, ką sugalvojau, padariau tokią paprastą, paėmę tekstolito gabaliuką, plokštelę. Taip pritvirtinsiu ir tada galėsiu permesti per šitą vietą dirželį ir taip užfiksuoti šitą savo stiprintuvą. Na, dabar einu pamėginsiu tą padaryti, įgyvendinti, tada parodysiu, kas gavosi. Na štai, pavyko sėkmingai pritvirtinti. Dabar jisai tvirtai laikosi, nebarškės. Reiškia,
šitoje vietoje, nu, taip va, dirželiais įtvirtinau, čia dar įdėjau šiek tiek garso izoliacijos, jeigu būtų vibracija netyčia, kad jisai nebarškėtų. Va, čia dirželiais paprastai. Ir čia bus pakankamai jam vietos ir erdvės. Vienintelis momentas buvo, kad šitos laidus pritraukiau dirželiais papildomai, kad nesiliestų prie šito daikto, nes tikriausiai jisai, kai dirbs šils, kais, tai kad neapsudegint laidų, aš juos atitraukiau. Na, o čia paslėpsiu, kažkur tai čia paslėpsiu tos laidus, kurie ateis tenai iš čia. Dar vienas momentas, kurį reikia padaryti prieš viską uždengiant. Aš prieš tai, kai buvau išjungęs kamerą, pasijungiau šitą stiprintuvą nesumontuotą ir reikėjo pareguliuoti šiek tiek. Taip, pareguliuoti šiek tiek reikėjo pasirinkti šitas dzibukas ir va šitas va varščiukas. Šitas garsumo lygį reguliuoja, šitas perjungia žema kokybė, aukšta kokybė garso. Ten kiti, kur yra reguliavimai, nelabai suprantu. Kažką jie reiškia, bet aš nepajutau jokio skirtumo. Tai va, tai būtų neprošal šitą ypatingai pasireguliuoti prieš viską uždengiant, nes paskui, jeigu uždengs, jau bus šaukštai po pietų neprieisi. Nu ir ką. Bandom dabar sujunginėti viską. Laidus sujunginėti. Žiūrėsim, kas čia gaunasi toliau. Taip, dešinys subwooferis. Šitą laidą mėginsiu pravesti čia po sėdynę, kažkur tai prakišti. Žiūrėsim, kas ten gausis. Taip, šitą reikia kažkokiu būdu pakišti čionais. Kūnam batėlės. Norint gražiai pravest laidą po sėdynę, nori, nenori, teko biškį prasiardyti. Štai taip. Teko prasiardyti. Čianais prakišti laidą. Taip. Prakišti laidą, kad čia jo nesimatytų. Reikėjo tam išsukti sėdynę. Va, čia pakelti, čia prasiardyti. Galima daryti paprasčiau, bet tada šitoj vietoj matysis laidas, kad yra, skonio reikalas. Aš norėčiau, kad to laido viršui čianais virš kilimėlio nebūtų. Tai va, ir kažkaip reikės, šitas nusiema sunkiai truktelt. Čia yra va tokie fiksatoriai, truktelt į viršų reikėjo ir jisai išsiardė. Tiesa, jisai yra vientisas iki galo, tai atsargiai reikia šitą vietą, kad čia nenulaužt kažkur tai. Nu va, kaip kitą pusę vest dar nesugalvojau, ar irgi čia pravesiu, čia permesiu ir čia kažkur tai į poną sėdynę, ar
ar ten kažkur mėginsiu prakišti, išvest, dar pagalvosiu. Pasakysiu paskui. Pratempiau laidukus, dabar papasakosiu kaip. Nusprendžiau, kad į kitą pusę laidą tempsiu, matot, sugretinti jie ir tuo pačiu keliu. Čia va, sudėjau, juos užfiksavau. Čia prakišau po kilimėliu tvarkingai. Vienas lieka dešinys čia, kairys čia išlindo. Tiesa, turėjau nuimti šitą apdailos detalę. Tai papasakosiu, kaip nenusiema. Čia, nagi, čia tuščia. Prakišau į kitą pusę. Nu, čia paklievau, turėjau garso izoliacijos, trupučiuką paklievau, užfiksavau, kad jisai nesibaladuotų. Čia irgi šiek tiek garso izoliacijos uždėjau, kad jisai tenai minkštai sėdėtų. Nu ir analogiškai kitoj pusėje irgi ištraukiau ir pro čia išėjau. Dabar taip, su tuo elementu, to aš ištrauksiu, aš padėsiu su. Va. Reiškia, pradžiai reikia nuimti dangtelį, čia išsukti varščiuką išsukti ir tada tvarkingai iš palengviuką traukti save. Laikosi šitoje vietoje, vat. Šitoje vietoje yra du fiksatoriai, ant jų ir laikosi, o čia gražiai pasikiša. Va, taip kad šitoje pusėje paprasta, einam į kitą pusę. Nu va, kitoje pusėje analogiškai. Čia išėjau, čia prakišau, nu aš jį paskui čia padarysiu skylutę kilime, čia žemiau išleisiu, kad jisai čia viršūnė netabaluotų šitas laidas. O čia, kad nuimti tą apdailos detalę, reikėjo išimti ir čia virš pedalų, kur yra irgi tokia apdailos detalė uždengta, tai pakankamai lengvai. Ten du tokie varžtai uždėti yra, jos su plokščiu atsuktuvu paprastu labai lengvai išsuki. Ir paskui čia ir čia tris varščiukus išsuki ir lengvai išsikima. Na ir tada tas irgi išsiema, čia irgi fiksuojasi jisai analogiškai. Bet čia ant dviejų elementų laikosi. Tai tiek. Dabar pamėginsiu čia viską uždengti, sutvarkyti, prisukti sėdynės atgal, nes reikėjo išsukti, kad galėčiau laisvai prieiti. Va, sutvarkysiu, tada eisiu, mėginsiu ten pajunginėti, surinkinėti. Surinkau atgal visas apdailas, sudėjau sėdynės. Čia aš pagalvojau, kaip kur ką, tai va parodau. Reiškia, visą tą laidų pynę pritvirtinau čia dirželiais, čia po apačia matosi tas mano paslėptas stiprintuvas. Dabar dėsiu daiktadėžę, nu ir mintis yra, kad čia per viršų čia bus šitie visi laidai, dar nežinau, pakankamai daug čia visko. Yra. Kaip čia man pavyks ten sukaišyti viską, irgi atviras klausimas lieka. Taip pat klausimas lieka, ką daryti, kad greičiausiai reiks pavyniot kokią vibroizoliacijos,
kad nebarškėtų man šitie, kai bus šalta, sujungimai. Aš čia tik tai pridėjau daiktadėžį į vietą, maždaug sujungiau čia 1, 2, 3 tuos laidukus šitoj pusėje, kur buvo. O dabar va šitą visą reiks pagalvoti vėl, kaip paslėpti. Tai ką norėjau parodyti. Štai čia yra gamyklinė jungtis, ateina. Dabar man reiktų tiesiog nu va, čia prijungiam, o šitą pusę reikės jungti į modulį. Šitą pusę reikės jungti į modulį, o šitą visą reiks surasti vietos, kur ten dar paslėpti, padėti. Dabar, kol dar čia šitą neįdėjau, reikia prijungti šitą modulį, nes paskui ten sukišiu tos laidus, čia pakankamai daug gavosi. Neaišku, kaip ten pavyks ar ištraukti, ar įdėti, tai kol yra jie laisvi, reikia pamėginti sujungti viską. Tada žiūrėsim toliau, kaip ten padaryti. Taip. Labai nenorės. Savo, šiaip ne taip. Užsifiksavo. Taip, kur mūsų kiti laidukai. Čia yra šviesolaidis. Berods buvo jisai. Taip. Gerai. Griežtai čia. Taip. Žiūrėsiu. Tuos. Vienas buvo. Čia jis yra. Čia jis yra. Štai. Nu ką, mėginam statyti vietą. Daug čia visko. Kažką bars. Sėdėdami. Šaudo. Nu va. Modulis savo vietoj. Dabar reikia pagalvot, bandyti kažkaip tai visą šitą laidų pynę kažkur tai sutalpinti. Blogai. Blogai. Įdėjau modulį ir dabar negalėsiu prisukti ten to varščiuko. Ten yra vienas varščiukas. Va, klaida padaryta surinkimo. Teks išrinkinėti. Gerai, parodysiu, kai surinksiu, kaip ten kas. Taip, ką aš sugalvojau. Nu, gal ir nelabai gerai sugalvojau, bet kad palengvinti gyvenimą, aš išpjoviau dalį šito elemento. Na, susilpninti ten jisai labai nesusilpnins.
Čia tvirtinasi tik tai vienas taškas, paskui kiti taškai tvirtinasi 1, 2, 3 iš apačios. Taip kad čia to stiprumo pakaks. Jisai tikrai tvirtai laikosi. Tuo labiau čia apkrovos kažkokios nebus, o man bus patogu, kad čia išeis laidai. Tai va, einu, bandysiu statyti dabar į vietą. Žiūrėsim, kaip dabar gausis. Pradžiai prisuksiu tą varščiuką, tik paskui statysiu modulį. Nu, va, prikabinau čia su tuo. Čia vienai vietai, ten prikabinau tą varščiuką, va nėra. Nu, dabar didžiausias iššūkis bus prijungti modulį ir viską sukišti tenai, kad tilptų. Filmuoti šito nefilmuosiu irgi dėl to, kad nelabai čia matysis, neaišku, kiek čia užtruksiu. Papasakosiu paskui, kaip sekėsi. Nu, didžiausias iššūkis bus čia šitas fiškės didžiasias prastumti, ten kažkaip tai įstumti. Nu, bet tikiuosi pavyks, ten vietos šiek tiek yra. Gal biškį iš čia prieisiu kažką tai patraukti. Laidą kokį. Nu, bus matyti, papasakosiu. Varkais negalais surinkau. Neprisukinėjau aš ten nuo varščiuko, nes labai sudėtingai gaunasi. Tiesiog per didelis ten tas laidų ryšulys, mazgas ir nesigauna. Arba tada reikia ten daugiau išpjauti plastiko, kad būtų tiem laidam kur pasislėpti, arba tiesiog padaryti taip, kaip padariau. Nu, pažiūrėsim. Pagal mane čia to standumo užtenka. Laikas parodys. Krepždės, nekrepždės, bildės, nebildės, laikysis, nesilaikys. Pažiūrėsim. Tai va, tai apibendrinant tiek tų darbų reikalų. Šitą lieka man čia, lieka laidai po sėdynėm. Čia sekantis etapas bus tie žemo dažnio kolonėlės, kurios čia dedasi, viena po keleivį, kita po vairuotojo sėdynėm. Nieko vedžioti jau dabar nereikės. Nieko ten statinėti nereikės, tiesiog reikės nusipirkti juos ir čia sumontuoti. Kiek mačiau YouTube'ai, tai jie nieko neprisisukinėja, ten prisiklijuoja tokia juostelė, kuri limpa prie kiliminės dangos ir tiesiog taip pasistato. Tiesa, pamiršau vieną dalyką. Kaip sakyt, vyšnios ant torto. Tiek dirbom, tiek dirbau, tiek dariau. Nu ir dabar tiesos momentas. Žiūrim, kas gaunasi. Ar veikia. Kol kas degimo nejungiu. Trying to do more with her than do a feature. I check the weather, I heard chewing me up. Fuck it, fade away, I looked at Lucania. Fuck it, I heard from someone you say you could be us. Nothing. Nu, groja. Groja, atrodo. Mėginsim jau degimą, pažiūrėsim, ar nebus kokių nesąmonių ant skydelio. Taip. Nu, padangas viskas aišku. Daugiau pranešimų kaip ir nėra. Reiškia, viskas gerai. Gerai, ačiū visiems, kad žiūrėjot, kas sugaišo tiek daug laiko. Manau, kad apžvalga viso šito fokalo apsimoka, neapsimoka, už, prieš, niuansus padarysiu kitame video. Tai dar kartą ačiū, kad žiūrėjot. Iki.